Aš jaudinuosi kalbėti. Gerai, tai sveiki, šiandien pas mus svečiuose, pas mane svečiuose yra Jurgita Christiansen, gerai turiu? Taip. Tai yra 53 metų moteris, noriu pabrėžti, nes jinai tikrai atrodo 20, tikrai. Tai yra ta moteris pavyzdys, apie kurį jums pasakojau, tai yra ta moteris, kur mano visos klientės pamačius jūs visada sako, kad norėčiau užaugus būti kaip Jurgita. Tai kokia yra ta Jurgitos paslaptis, išsiaiškinsim šiandien. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad jinai ne tik yra labai graži ir nuostabi švytinti moteris, bet ir jos veikla, kuria užsiema, yra tiesiog įspūdinga. Tai tikiuosi, kad ir apie tai papasakosit mums daugiau. Tai Jurgita, pirmiausiai, ko norėčiau paklausyti, tai kokia apskritai yra tokios švytinčios ir nuostabios moters tiesiog laimės paslaptis. Kokia paslaptis, labai paprasta, mylimas ir mėgstamas darbas ir hobiai. Tai yra sportas visą gyvenimą, mezgimas, kūryba, kūrybinis mezgimas ir knygos. O dabar dar norėčiau sužinoti ir kad papasakotumėt plačiau apie savo mylimą darbą, nes tai yra veikla, kuri tikrai įkvepia ir kiek ir pati man pasakojo, tai tiesiog wow. Tai gal galite plačiau šiek tiek papasakot, su kuo dirbot, su kuo dabar dirbat ir dar ir tą patį kūrybinį procesą, kuris ir savo veikloje įtraukia, tai manau, kad tikrai visiems smalsu sužinoti, nes mane tai tiesiog irgi pažavėjo ir žinau, kad savo veiklos irgi noriu įtraukti kuo daugiau įvairių veiklų, nes per tai viskas vyksta. Tai papasakokit plačiau. Dirbu logopedė, jau 30 metų dirbu logopedė ir iš tikrųjų tas darbas yra labai platus, nes logopedė dirbau ir sutrikusios raidos vaikų ugdymo centre, mano pradžia buvo poliklinikoje su visai mažais vaikučiais ir kūdikiais, taip pat reabilitacijos centre su ligoniais po insultų ir galvos traumų visokiausių, atstatydavau kalbą. Esu dirbus, daug metų dirbu mokykloje logopedė, dabar šiuo metu irgi dirbu mokykloje logopedė ir mano mokinukai yra nuo 7 iki kiek metų, 13-14. Gerai, o kaip apskritai atsirado sportas jūsų gyvenime? Tai pirmiausia, norėčiau turbūt paklausti, jau visi labai garsiai ir viešai kalba apie tai, kaip iš esmės viskas prasideda nuo mūsų šeimos santykių, vaikystės tos santykių. Ar tą pavyzdį šeimoje kažkur matėt, kaip jūsų šeima, ar kažkaip vadovaujasi sveikos gyvensenos kažkokiam taisyklėm, ar patys aktyviai juda, ar sportuoja, ką kalba apie sportą. Kaip būtent nuo pat pradžių pas jų šeimoje buvo ir ar kažkas? Jeigu kalbėt apie pačią pradžią, tai nuo vaikystės turėjau mamą, kuri gimusi ir užaugusi labai prastos sveikatos. Ir kadangi buvo labai prastos sveikatos, jinai labai rūpinosi savo mitybą ir mūsų mitybą. Ir iš tikrųjų tas maistas, kurį dabar siūlo Instagramuose, sveikas maistas, daug daržovių, daugiau ar mažiau riebalų, mažiau cukraus, tai buvo mano kasdienis vaikystės maistas. Kaip pradėjau sportuoti? Mačiau sportuojančią mamą. Prisimenu, tada tas amžius, kai vaikui būna 5-6 metai ir labai mama visą laiką norėjo būti liekna, graži ir matydavau, kaip jinai daro mankštą rytais. Ar po darbo. Ir tai buvo tas laikas, kai nebuvo nei skalbimo mašinų. Aš pati buvau labai nedrąsus vaikas. Ir mama dažnai dabar kalba, kad taip juokinga būdavo žiūrėti, kaip tu bėgi, vis nugriūni, kaip tu nerangiai lipi ant kažkokių tai žaidimo aikšteliai įrenginių, kokia tu lėta ir kad mažai bendraujantis vaikas buvau ir kad tapčiau tokia stipresnė, sportiškesnė, tėvai nuvedė į sportinius šokius. Ir sportiniuose šokiuose prašokau nuo 6 iki 11 metų. Užaugau labai aukšta
jau 6 klasėje buvau 1,73 m ir pradėjau nebetikt į šokėjų grupės. Tiesiog pamačiau, kad šokis ne man ir labai susižavėjau krepšiniu. Ir lankiau sporto mokyklą nuo 12 metų iki 15. Ir tai buvo krepšinis ir sporto mokykla, treniruotės kiekvieną dieną, per atostogas 2 kartus per dieną. Man labai patiko, bet įvyko trauma. Aš susilaužiau, nutraukiau sausgyslės, susilaužiau čiurnos sąnarį ir atsirado baimė žaisti krepšinį ir tada pakeičiau kitą veiklą. Tai buvo aerobika tuo metu labai madinga. Ir buvau grupėje šokėja prieš krepšinio varžybas. Ir visą laiką jaučiau, kad sporto man reikia, jisai man pakelia nuotaiką ir duoda energijos ir kad tai man patinka ir sekasi. Nes ir mokykloje visą laiką dalyvaudavau visokiose lengvosios atletikos varžybose. Ir baigus mokyklą to sporto, tokio judėjimo kaip ir nenutraukiau. Nes kai buvau studentė, tada mėgdavau stadione pabėgioti. Kiek kas prisimena, tai vis prisimena, kad Jurgita niekada nekilo liftu, nes aš juokaudavau, bijau, kad dugnas neiškristų, bet iš tikrųjų tiesiog, kad tai yra daugiau judėt. Mano draugė visai neseniai, dar studentiškų laikų draugė, prisimena mane, kai mes likdavom savaitgalį dviese, kitos kambariokės išvažiuodavo, kad jinai dar miega, šiek tiek prabudinėja, mato, Jurgitos nėra, tai vadinas bėgioja. Tada jau aš sugrįžtu po dušo, tada mes valgom pusryčius ir taip ir buvo tas sportas, bet aišku ir nubėgdavau daug mažiau, tai buvo 2 ar 3 kilometrai. Bet iš esmės viskas prasidėjo realiai šeimoje, nes matėt pavyzdį, kad mama, tai pirmiausia vis tiek mama sportavo, todėl kad dėl sveikatos, kaip suprantu, o paskui čia kaip pliusas buvo tas, kad palaikyti geras formas ir panašiai. Na, vat irgi labai visą laiką noriu pabrėžti pati, kad ne tik kūno linijos, ne tik svarbiausia yra savijauta, nes kai laikomės tik kūno linijų, nieko gero iš to nesigauna, nes kas galiausiai dažniausiai būna perdegimas ir vėl grįžtam į tą patį tašką. Tai vat apie tai irgi pakalbėsim, nes žinau, kad Jurgitos irgi yra plati nuomonė, tai labai norėsiu pakalbėti. Dabar kaip tik labai gerai paminėjai perdegimą. Tai aš tą pajutau labai anksti, man buvo 25 metai ir aš dirbau sutrikusio intelekto vaikų ugdymo centre, tai yra su labai stipria fizinė ir protinė negalia vaikais. Ir tuo pat metu kitas mano darbas buvo poilsio namų reabilitacijoje su sunkiais ligoniais po galvos traumų, insultų ir tiesiog tie, kurie tuo metu būdavo reabilitacijos centre ir praradę kalbą prieš 2 savaitės. Aš pradėjau jausti, grįžus iš darbo, tai buvo ilgos darbo valandos ir labai daug reikėjo vidinės energijos tam, kad pakelt pargriuvusi ir atstatyti ir kalbą ir tiesiog mokyti, ugdyti sunkią negalią turinčius vaikus. Aš pradėjau jausti išsunkta kaip citrina. Tiesiog atrodo nieko nebesinori, tik tai gulėt, valgyt. Pradėjau galvoti, ar tai mano visas taip gyvenimas ir praeis, vis mažiau turint energijos. Tas klik momentas, kaip aš sakau, kai visi, tai ne visiems ateina, bet labai daugam ateina. Iš tikrųjų buvo, ir aišku, mano kūnas apsunkęs ir aš buvau priaugus svorio ir man nepatiko. Man iš tikrųjų, aš buvau jauna, bet man nepatiko nei kaip aš gyvenu, nei kaip aš atrodau. Ir aš pradėjau bėgioti. Ir nuo to laiko tiesiog viskas pasikeitė. Iš pat pradžių 1 kilometras, 2 kilometrai, 3 kilometrai, kol pasidarė 5, 6, 7 per vieną kartą bėgimai. Ir pradėjus bėgioti, kartu pradėjau lankyti ir sporto salę. Ir buvo nuostabi trenerė, kuri labai įkvėpė ir motyvavo. Ir sporto salė, ir bėgimas iš tikrųjų padarė
stebuklą. Po 3 mėnesių mano sporto ir bėgimo visi pradėjo klausinėti, kas tau atsitiko, tu švyti. Kas atsitiko, tu visai pasikeitei, tu švyti. Ir iš tikrųjų žmonės pastebėjo ir kintančias mano kūno formas, bet tai nebuvo svarbiausia, tai buvo švitėjimas iš vidaus, gera nuotaika, energija, vėlgi atsirado gyvenimo džiaugsmas ir toks postumis judėti pirmin ir tobulėti ne tik tai sporte, bet ir darbe. Tai vat ką ir turiu omeny, kad dažniausiai vat ir ateina arba tas klik momentas, arba jau žmonės pradeda galvoti, kad kažką turi skaudėti, kad pradėčiau judėti, tai kad nereikia to laukti klik momento ir akivaizdu, kad jeigu jau esam perdegę, reikia turbūt ir atsidaužėm į tą pačią sieną visada, kad turbūt atsigręžti atgal ir pagalvoti, ką galėčiau padaryti geriau, daugiau. Ne vien išpildama savo energiją, bet papildama ir savo energijos, ar ne? Nu, tai va, sportas yra vienas iš jų. Ir kas svarbiausia, žmonės labai galvoja, kad ateisiu iškart į sportą ir iškart bus geriau. Tai taip nebūna. Pirmiausia, akivaizdu, kad tas žingsnis nėra lengvas, nes akivaizdu, kad pradedant sportuoti reikia energijos irgi. Tai atsiranda kas, šiek tiek energija nukrenta į apačią, o tik paskui, kai yra superkompensacija, ar ne, po biškį jau jaučiu, kaip energija kyla, bet į viską reikia investuoti savo laiką, savo energiją. Ir svarbiausia yra jaus prasme, o nedaryti tai tik tada, kai yra aukšta motyvacija, nes aukšta motyvacija, ką tai reiškia, kad ne vieną dieną nukris, o kas tada? Tai vat. Ką toliau norėčiau paklausti, net esu viską pasižymėjus. Taip, kaip darbė jau pakalbėjom. Tai vat, jau šitą momentą ir pati man įvedėt ir pasakėt, ar jums yra buvę kada nors, kad vat, vis tiek visiems būna tas up and down, ar ne? Ar yra buvę taip, kad, nežinau, gyvenime susidūrėt su sunkiais momentais ir kad sustojot sportuoti, apmažinot sportą ir panašiai. Kalbant, kol kas turbūt dar nelienčia tos traumos, kuri dabar yra, bet apskritai, bet gyvenimo įvykiai. Ar kaip tik sportas buvo tas dalykas visada, kur žinojot, kad čia griebsiuosi ir greičiau pakilsiu, atsistatysiu, ar būdavo ir momentų, kai tiesiog nutraukdavot, sustodavot ir nedarydavot? Tai aišku, iš tikrųjų, jeigu dabar skaičiuoju 30 metų aktyvaus sporto, tai buvo vis dėlto nėštumai ir gimdymai atima iš tikrųjų tam tikrą laiką, galimybę sportuoti. Tikrai nebuvau ta, kuri visą nėštumą bėgiojo, sportavo, kažkaip ir po gimdymo palaukdavau kokius 2-3 mėnesius, kol pati sustiprėsiu ir tada turėjus keletą operacijų, tai vėlgi buvo kažkokia pertrauka. Būdavo tiesiog laikas, kada atrodo labai daug darbų ir neturi laiko. Tai aišku buvo tokių pertraukų, kartais būdavo ir mėno, kada nesportuoju. Ar būdavo grįžti po jų? Ne, iš tikrųjų, aišku, sunku tai, kad nebegali padaryti tiek, kiek anksčiau, bet vėlgi po truputėlį savęs nelaužydama sugrįžti ir tada pajunti tą, kas yra sportas. Tai yra duodami endorfinai, laimės hormonai, kurie ir tas pojūtis, kad aš galiu ir jeigu aš galiu nubėgti tam tikrą kiekį kilometrų, jeigu aš galiu pakelti tam tikrą kilogramų skaičių, atlikti pratimus vienokius ar kitokius. Pasitenkinimas. Tada vadinasi, galbūt ir kitur aš irgi taip pat galėsiu susikaupti, susikoncentruoti. O kaip pavykdavo visada atrasti tą laiką? Ar turi dienotvarkę, kur savaitės planą, mėnesio kažkokį planą, kur turiu galvoj, kad turi tam tikrą laiką, kur aiškiai esat nusibrėžus, kad turiu ateiti pasportuoti? Ar kaip tai darot? Ar tiesiog savo nuožiūrą? Kai buvo dukros mažos, tai tiesiog gaudydavau tą laiką. Pamaitinu, kadangi maitinau visas 3 mergaitės, pamaitinu savo kūdikį. Ir daugmaž žinau, kada vyras grįžta iš darbo, kai buvo antroji ir trečioji, kada vyresnioji dukra grįžta iš mokyklos, kūdikį į rankas ir aš turiu savo valandą laiko. Kai jų mergaitės užaugo ir pradėjo eiti į mokyklą, jos lankė daug būrelių. Tai tuo metu, kol jos šokdavo arba plaukdavo,
arba dailės studijoje būdavo, tai vietoj to, kad aš sėdėčiau su mamom ir laukčiau, kalbėčiau, tai aš apsirengdavau sportinę aprangą ir tą laiką prabėgdavau. Labai motivavo antroji dukra, nes jinai lankė plaukimo treniruotės ir būdavo, jeigu mano 10 metų vaikas dabar plaukia 3 kilometrus, jeigu jinai gali praplaukti 3 kilometrus, tai kodėl aš negaliu nubėgti 8? Ir tai buvo toks laikas. Šiaip iš tikrųjų dukros visą laiką matė mane sportuojančią ir visą laiką matė derinančią tą sporto laiką. Ir iš tikrųjų tai nėra, kad ar tu bėgioji tik rytais, ar tu bėgioji po darbo, ar tu bėgioji vakarais. Aš bėgiodavau ir sportuodavau tada, kada rasdavau laiko. Tai va, tik noriu priminti, kad Jurgita turi 3 nuostabes dukras, tikrai labai labai nuostabes. Tai kokia mama, tokios ir dukros, tikrai. Tai visos 3 irgi buvo pas mane, tai labai labai gražios merginos, sportiškos visos. Aš labai džiaugiuosi, kad visas 3 sportuoja. Jau laukiu, kada viena ir trenerė turbūt bus, tai labai laukiu. Ar kineziterapeutė? Taip, kineziterapeutė. Taip, toliau. O kaip apskritai keitėsi jūsų požiūris į sportą per visus tuos metus, nuo tada, kai pradėjote judėti, ar kažkaip keitėsi? Nes iš mano prizmės aš pasakysiu pati, kad, su metais man viskas įgauna didesnę prasmę. Ir taip kaip anksčiau, kai tik pradėjau ir buvau, paauglė ir galvojau dėl kūno linijų, taip vėliau supratau, kaip viskas apskritai veikia mūsų emocinę būklę, savijautą, santykius, kaip apskritai įėjus į sportą, tavo keičiasi aplinka, nes tavo poreikiai pačios keičiasi, tavo realiai draugų ratas labai stipriai keičiasi, nes, man tai buvo tas klik momentas, kai aš supratau, kad man nebeįdomu eiti į vakarėlius, nebeįdomu ten daryti dalykus kitus, nes aš jaučiu, kad aš savo energiją švaistau, ką galėčiau investuoti į save, į savo kažkokią veiklą, kaip galėčiau kaip tik susikurti dar daugiau energijos, būtent per sportą. Tai klausimas apskritai būtų, kaip jūsų požiūris keitėsi, ar nesikeitė? Šiaip iš tikrųjų, kad sportas reikalingas žmonėms, supratau jau pakankamai anksti, bet tiesiog einant mano gyvenimo keliu ir kadangi daug skaičiau apie tai, kaip sportas veikia žmogaus smegenis ir smegenų vystymasi, aš supratau, kad visi žmonės nuo gimimo iki pat mirties turi judėti ir turi sportuoti, nes tai palaiko ne tik tai fizinę jų energiją, sveikatą, raumenis, bet taip pat ir protinę veiklą ir atmintį veikia, ir nuotaiką. Tai kaip tik dar vieną klausimą esu užsirašęs būtent apie tai. Aš prisimenu, kai mes kartu kalbėjome ir aš iš tikrųjų labai žaviuosi jūsų darbu, nes matosi, kai žmogus iš tikrųjų dirba iš atsidavimo, kai pasakodavot, kad ten mokinotės raidelių su kažkokiu vaiku, kepėt sausainius ir panašiai, tai dar labai man įsiminė jūsų žodžiai, kai jūs pati supratot per savo darbą ir irgi motyvuoja tuos tėvus, kurie turi ten susitrikimų kažkokius vaikus, ar ne, kad judėtų, nes tai būtent ir veikia, ir jų kalba, ir viską, tai gal ir apie tai gali šiek tiek papasakoti. Mano 3 dukra nekalbėjo iki 3 metukų. Tai kadangi šeima buvo dvikalbė, galbūt jai buvo sudėtingiau. Ir kaip tik 3 gimtadienio proga mes nupirkom jai batutą. Ir visą vasarą jinai praleido, jai labai patiko šokinėti ant to batuto ir jinai labai daug šokinėjo ant to batuto, jinai žaidė, jinai gyveno tam batute, labai daug važinėjom dviračiu ir kas atsitiko, kas padėjo, tiesiog jos buvo šiek tiek silpnesnė motorika ir bendrosios motorikos sustiprinimas atrakino jos kalbą ir jinai pradėjo kalbėti. Tai kas išmokė mano dukrą kalbėti batutas, tai tikrai yra labai svarbu. Ir judėjimą įvedu ir į savo pamokas, logopedinės pratybas, vaikai labai daug juda. Juda kartodami raides, juda skaitydami.
juda analizuodami žodžius garsais, tiesiog yra to labai daug judėjimo. Nes judėjimas kartu su protinė veikla labai aktyvina smegenis. Tai vienas kitą papildo. Taip. Aš apskritai irgi apie vaikus galėčiau papasakoti, kad aš ir pati visai ilgai dirbau su vaikais, nes pradžiai pradėjau su jaunesniais vaikais, kol dar mokiausi, su labai nuostabiu vaikų sportu ir savo vaikus norėčiau ten leisti, ką galėčiau apskritai pasakyti apie vaikus, kad labai svarbu, kad pradedant nuo mažų vaikų, kol dar nepasirenka sporto šakos, kad labai svarbu juos įtraukti per žaidimą, per mėgiamą veiklą, kad jie judėtų kuo daugiau, kad jie įgautų tos pagrindinius, ten šliaužimą, ropojimą, labai visas šitas pagrindinės funkcijas, nes vaikas turi susidomėti tą veiklą. Jeigu vaikui nepatinka ir yra viskas per prievartą, tai tiesiog viskas taip ir labai greitai pasibaigia. Tai pradžioj reikėtų tiesiog per žaidimą įvesti tuos vaikus, tai kaip ir sakė, kad batutas tai mėgiama veikla kažkokia, tai nebūtinai batutas kažkokia veikla. Ir tai gerai, važiuokim toliau. Sekantis dalykas tai būtų, kaip apskritai jauteisi, kai pirmą kartą atėjai į treniruoklių salę, nes nežinau net tiksliai, kurioje vietoje tai buvo, minėjai, kad su bėgimu dar kažkur buvo anksčiau, kodėl noriu paklausti to, dėl to, kad sekantis klausimas iš to ir išeis, kaip manai, kodėl daugelis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, bijo ateiti į salę arba galvoja, kad iki treniruoklių salės jau turiu atrodyti gerai ir numesti svorio. Tai pirmiausia, kaip jauteisi pirmą kartą, o tuomet jau... Jaučiausi, tai buvo dar neseniai, tiesiog postsovietiniais laikais, neseniai Lietuvai atgavus nepriklausomybę, užėjau į sporto salę, kuri buvo rūsy, kvepėjo prakaitu ir joje buvo daug vyrų. Pati tikriausia salė. Pati tikriausia geležinė salė. Bet sutikau labai šiltą moterį, trenerę Svetlaną, kuri parodė pagrindinius pratimus, labai pagyrė, kaip šaunu, kad tu atėjai ir jai bus nenuobodu tarp tų daugelio vyrų ir taip pradėjau. Ir kadangi mano pasikeitimai ir išvaizdos, ir nuotaiko emocijos buvo tikrai didžiuliai, į salę sugužėjo ir būrelis mano draugių, kurios toliau tęsė sportą arba pamiršo tą sportą. Tiesiog žmonės atsirenka, vienom patiko, kitom ne, bet ar buvo nejauku? Ne, nebuvo, todėl kad aš ir paauglystėje susportavusi, tai vėlgi to tokio nejaukumo nebuvo. O kaip manai, kodėl daugelis, aš net pati anksčiau vesdama Be-Active dariau apklausą ir buvo moterų, kurios pažymėjo apklausoj būtent, kad bijo eiti į salę, bijo kaip jas pasižiūrės, bijo dėl savo kūno formų, gal kažką galėtum, nežinau, ar iš draugių, ar iš savo patirties pasakyti, kaip manai, kodėl taip galėtų būti? Todėl, kad turbūt užsifiksavę tos profesionalių kultūriščių nuotraukos, tada bikini fitness varžybų nuotraukos ir moteris įsivaizduoja, kad jos kilnodamos svarsmenis užsiaugins raumenis ir taps vyrais. Kas realiai nėra įmanoma, nenaudojant jom pradėjo preparatų. želt barzda ir sustorės balsas. Tai to tikrai iš tikrųjų bijo. Tada, kaip aš čia dabar atrodysiu sporto salėje, kur yra daug veidrodžių ir dabar čia tokia stora, ir ar galima man sportuoti, ir iš vis iš pokalbių aš ateinu, toks jausmas, kad aš ateinu į visai kitą planetą, į visai kitą šalį, kur nieko nesuprantu, kur žmonės tokiais labai rimtais veidais kažką tai atlieka, o aš tokia nieko nežinanti. Tai yra tokios didžiausios baimės moterų. Tai aš irgi iš tos apklausos, ką sužinau, tai tiesiog moterys realiai jos bijo savęs visų pirma ir galvoja, kad tu turi tobulai atrodyti, kad ateitum į treniruoklių salę. Tai ką noriu pasakyti, kad ir dar vienas dalykas, moterys labai bijo suklysti, bijo, kad nežinos, ką daryti, kaip daryti ir panašiai.
Tai vienas dalykas, kad sportuojantys žmonės, jie puikiai supranta žmonės, kurie atėjo pirmą kartą į salę ir tikrai visada jums kaip tik padrasins, parodys kažką, nebijokite, jeigu žmogus prieina prie jūsų ir kaip tik sako, gal jums reikia pagalbos, gal galėčiau pataisyti, nes kartais ir iš savo praktikos pamatau, kad atrodo iš gero, švelniai nori prieiti, pasakyti, bet išsigąsta tas žmogus ir nebedaro. Tai aš net ir pati sakau, kad treneris irgi turėtų turėti trenerį, nes mes visi turim savo disbalansų ir kodėl veidrodžiai yra salėje, tai tam, kad mes matytumėm, kas, jau kai sunku yra, jau nebeišlaikau tam tikros pozicijos, kad kūnas jau susisuko. Tai taip yra ir mums treneriam, ir mes būna, kad klystam, ir mes būna, kad nepamatom, arba, pavyzdžiui, specialiai filmuojam save, kad matytumėm, kur mūsų kūnas pakrypo, pasilenkė, ką aš netai padariau ir panašiai, ką aš jaučiu ir ką aš turėčiau jausti. Tai kad nebijot klyst. Tada sekantis dalykas, veidrodžiai salėje nėra jūsų vertinimo, o kaip tik salėje veidrodžiai yra tam, kad matytumėt, kur jūsų kūnas, kur yra tie disbalansai, kai darau pratimus, ar ne? Ir dar dėl kitų nuomonės, iš tikrųjų kitiems žmonėms visiškai nesvarbu, ateina žmonės sportuoti dėl savęs ir pažiūrėti į save ir jiem iš tikrųjų ribotas tas laikas, kiekvienas gyvenime yra užsiėmęs. Ir galvoja apie save, aplinkiniai, bent jau kaip aš galvoju, pamačiusi nesportišką moterį arba nesportišką vyrą, tikrai turinčius antsvorį, aš galvoju, kokie šaunuoliai, jie nori kažką tai keisti. Ir po to būna labai smagu žiūrėti, kaip tie žmonės keičiasi, kaip pradeda švytėti, kaip atsiranda daugiau. Net ir ratas tas keičiasi, jūs sakau, jie ir nori imtis veikti, bendruomenė atsiranda sporto klubuose, labai stipriai išiškėja tos bendruomenės. Ir aš irgi pas mane ateina kartais mergaitės ir sako, man atrodo, aš bijau vieną daryti, nes man atrodo, kad čia į mane visi žiūri, tai mergaitės, turėkit omeny visada, kad vadinasi, darot labai lengvai, kad dar matot, kas jį žiūri. Kaip aš sakau, kai tu esi susikoncentravęs ir žinai, ko tu ateini į tą treniruoklių salę, tu nebematai tų žvilgsnių ar kažko, o dažnai tie žvilgsniai ir būna, kad žmonės nori galbūt pasimokyti iš jūsų padaryti, nes irgi galbūt kažkas atėjo pirmą kartą ir būna kartais, aš ir pati kartais matau, kaip stebi, kai aiškinu ar kažkas ir tai yra labai gerai, nes arba po to pasižiūri ir ateina paklausti, ar čia taip, ar ne taip, nes kaip tik galbūt nori iš jūsų pasimokyti, o gal nori pagirti jas. Kartais tie žvilgsniai nėra kaip tik priešiškai nusiteikę, jie kaip tik gal nori padrasinti jūs ar pasimokyti iš jūsų. Šiaip palaikantis tie žmonės, kurie ateina sportuoti, jie palaiko ir padrasina. Tai yra, nes visiems buvo pirmas kartas ir visi žino, kaip tai yra nedrąsu pradžioje. Taip, toliau irgi tęsiam tą pačią temą praktiškai. Tai aš visą laiką žaviuosi jūsų aprangą, visą laiką jūs giriu, nes visą laiką spalvota, ryški, su bra, su liemenėlį ir su šortais sportuojat. Pasakykit, iš kur tai yra drąsa, tas pasitikėjimas savim ir ką galbūt galėtumėt pasakyti mergaitėm, kurios tikrai daugelis 20-mečių merginų bijo dar į salę užsidėti, kad matytųsi pilvukas ar ten su šortais, kad kojos matytųsi. Tai iš kur ta drąsa ir ką galėtumėt jom pasakyti? Sportas išugdo pasitikėjimą savo kūnu ir šiaip iš tikrųjų aš esu dėkinga savo kūnui, labai džiaugiuosi, apsirengiu nedaug, todėl kad man svarbu matyti, kaip juda mano raumenis ir jeigu aš apsirengsiu plačiom kelnėm ir plačiais marškinėliais, tai aš nematysiu. Spalvinga apranga motyvuoja sportuoti, kadangi turiu 3 dukras ir jos visos sportuoja. Mano dukros jaunos, žino visokius puslapius, kur galima nusipirkti pigiai ir gražiai. Ir aišku, jom atsibosta, mes keičiamės tą aprangą. Aš matau, kaip jos rengiasi, kaip dabar madinga, kokios spalvos madingos. Įkvepia dukros. Tai yra įkvepia ir iš tikrųjų nusipirkus naują sportinę aprangą, tai pirmiausia ir norisi keliauti į sporto salę. Ar manot, kad turi būti tobula figūra, kad aš galėčiau atviriau apsirengti ar ne? Nes aš nuoširdžiai pasakysiu, aš kartais salėje matau merginų, kurios tikrai yra apvalios bet jos taip pasitikė savim, jos taip gražiai apsirengia ir jos taip švyti ir su bra, ir su šortais ateina. Tai aš manau, kad čia pirmiausia yra vidinė ta energija, vidinis nusiteikimas, nes
mūsų formos yra visų skirtingos, ar ne? Bet kokiu atveju mūsų kūno sudėjimas skiriasi. Ir visi mes atėjom čia tą pačią, ar ne? O kad apranga, jinai motyvuoja veikti. Nu, nesakykit, motyvuoja. Iš tikrųjų labai motyvuoja ir pakelia nuotaiką ir kartais būna, kad norisi tik tai juodos spalvos arba pilkos, o kartais iš tikrųjų norisi tos spalvų vaivorykštės. Arba kaip ir merginos būna, nusiperka aprangą ir laukia to tobulo momento, kol sukūs. Tai merginos, tobulas momentas yra čia ir dabar. Tą momentą susikuriam pačios, ar ne? Ir iš tikrųjų tas sportas, jeigu galvosi apie tai, kad aš noriu sulieknėti, aš noriu suplonėti, tai nebus ta motyvacija. Jeigu motyvacija atsiranda tada, kai pajunti tą laimės hormonų pliūpsnį ir jeigu sportas tampa tokiu įpročiu, hobiu, kaip gyvenimo dalim, tai tada tas gražus kūnas, sportiškas kūnas, tai yra kaip pridėtinė vertė prie to, ką darai smagaus. Tai dar vienas dalykas, ką irgi labai noriu paminėti, kad labai dažnai žmonės tik atėję į salę, kaip ir sakiau, su aukšta motyvacija, ką jie daro, jie griebėsi visko, maksimaliai daro, kiekvieną dieną pradeda eiti į salę, sunkiausias treniruotės ir panašiai. Kas atsitinka tada, tai yra išsekimas, perdėgymas ir jie nukrenta visiškai į dugną ir nebėra energijos veikti. Ir tada, kas atsitinka vėliau, po kiek laiko vėl užsimotyvuoja, vėl ateina ir vėl maksimaliai visko griebėsi. Tai svarbu pirmiausia suprasti, kad viskas turėtų būti palaipsniui, lipimas į kalną turi prasidėti po truputį. Tai nereikia maksimaliai griebtis visko, žingsnis po žingsnio po truputį, kad kūnas priprastų. Nes taip, akivaizdu, kad pradžiai pavargsit, akivaizdu, kad pradžiai labiau skaudės raumenis, ar ne? Bet kas atsitinka po to? Tai po to yra dopaminas, laimės hormonai ir panašiai. Tai tas momentas, kai išgyvenam tą nuovargį, tą pirmą pralipimą to barjero, sakykime, ar ne, jau turėtų ateiti savi pasitenkinimas, kad aš tai padariau. Taip gal dar sunku kol kas, nes pradžiai dažniausiai būna sunku, nes sakau, pradžiai mes visi tiek einam į tą minusą, nenori, mes einam į minusą. Gera, kad pajudėjau, geras savipakankamumo jausmas, pliusas savo. Bet iš kitos pusės taip, energijos pradžioje mažėja, kol neprasideda superkompensacijos dėsnis, kai tu tiesiog supranti, kad tu nebegali be sporto, nes tada jau ilgą laiką sportuojantys žmonės jaučiasi taip, kad praleidžia daugiau laiko be sporto ir supranta, kad aš jaučiuosi kaip daržovė ir noriu kuo greičiau grįžti ten, kur buvo mano kūnui gera, mano emociniai būkliai gera. Tai viskas yra palaipsniui, neturim griebtis visko iš karto. Tai norėjau pasakyti, gal kažką pridursti. Kad atrodo tikrai pasakyta viskas ir turi būti balansas, sporto ir poilsio, tas balansas ir pradžioj iš tikrųjų nereiktų 5 kartus per savaitę, nors ir labai smagu, reikia save pristabdyti 2 kartai, 3 kartai. Ir pasirinktą veiklą, įvairią veiklą, tą, kurią mėgstat, nebūtinai save alinti tik tai treniruoklių salėje. Ir jau kadangi tuoj bus treniruotė, tai paskutinis klausimas. Jurgita, kokį patarimą duotum savo prieš 20 metus, prieš 20-30 metų, Jurgitai, ką norėtum pasakyti jai dabar, gal kažkokį patarimą gyvenimišką duot, gal iš sporto pusės, padrasint ar kaip tik pasidžiaugti, kad pasižiūrėk, kokia aš esu jau suaugus, brandi, laiminga asmenybė. Iš tikrųjų, tai aš galėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, Jurgita, kad tu tokia jau amžiuje ir dar tokia stipri ir tokia sportiška ir iš tikrųjų galvoju, kad tikrai aš labai save pamačiusi prieš 30 metų, kokia esu dabar, tai iš tikrųjų esu ir gražesnė, ir stipresnė, ir sportiškesnė, ir tikrai daug labiau pasitikinti, negu buvau tada. Tikrai daug labiau. Sportas duoda pasitikėjimo ir stiprybės, ir gyvenime visko yra buvę, bet sportas mane visada ištraukdavo iš visokių duobių. O kokį patarimą galėtume duoti tom nedrasiom 20-metėm mergaitėm, sakykime, kad jos norėtų pradėti sportuoti, bet bijo, ar apskritai, kaip, nežinau, kažkokį lengvą patarimą, ką norėtumėt galbūt ir savo tai 20-metį pasakyti? Nusipirk abonementą ir ateik į sporto salę, o ten sutiksi
tikrai daug trenerių, atrasi daug veiklų, tai yra ir pilatesas, ir joga, ir plaukimas, ir visokios kitokios treniruotės, kurių dabar Ir aš net jau pradžioje, jeigu ir neturit galimybės, nėra Taip. būtina imti asmeninį trenerį, tikrai yra veiklų. Taip, yra veiklų pradėt, po to atsiras motyvacija, noras sportuoti, galbūt atsiras ir galimybės, nes visada jeigu yra kažkokia veikla ir noras, tai atsiranda ir galimybių, ir pinigų, ir to laiko irgi. Ir tas būrys draugų, kaip dažnai mergaitės taip. bijo ateiti, nes aš viena ateisiu, kaip aš čia ateisiu. Tai turėkite omeny, kad ir kaip ir small grupose, ar ne? Taip. Iš tikrųjų, tai yra bendruomenė, ten yra gera sugrįžti, ateiti mes ir šokam, ir dainuojam, ir ko tik nedarom, ne? Ir pasidalinam, ir paliūdėm, ir padrasinam vieną kitą. Tai net ir į small group aš kažkaip tai galvojau, gal jau čia aš per sena būsiu, nes iš tikrųjų kiek esu buvusi small group pas Dovilę, visada buvau vyriausia ir, kaip ir mama tom visom jaunom mergaitėm, bet sportuoji, šiaip iš tikrųjų raumenis nemoka skaičiuoti ir nežino amžiaus. Raumenis, žmogaus kūno raumenis nežino amžiaus, jie tik tai žino susitraukimų ir atsipalaidavimo. Ir apskritai žmogaus kūnas jaunėja. 10 metų intensyvaus darbo prailgina telomerus, vadinasi, ką tai reiškia, kad mes visi galim atsukti laiką atgal. Tiesiog visada, kai yra noras, yra klausimas kaip ir tada jau atsiranda atsakymas, ne? Taip. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pakalbėti, tai trauma. Tai dabar visai neseniai žinau, kad gavo traumą. Galite papasakoti, kaip tai atsitiko ir labai stipriai neišsiplečiant, kuo dabar gyvenat. Einant į darbą, slidžiam kely, kryptelėjau koją ir plyšo meniskas. Ir tai buvo daugybinis tas menisko plyšimas, labai skausminga. Ir aišku, turėjau laukti operacijos ir per tą laiką, kai praėjo didysis skausmas, pirmas gydytojų klausimas buvo, kada galėsiu eiti į sporto salę, kokius pratimus galėsiu atlikti, nes sportas tai yra dalis mano identiteto ir tiesiog nuotaikos palaikytojas. Ir iki operacijos aš sportavau sporto salėje tiek, kiek leido gydytojas, o po operacijos iš tikrųjų raumenys turi atmintį ir atsistatymas. Tai dabar yra 8 savaitės po operacijos, aš nejaučiu skausmo ir pradedu normaliai sportuoti jau ir rytoj išvažiuoju į kalnus. Nesakau, jau matau aktyviai vaikštą į salę ir visur sportuoti, bet ką irgi turėjau omeny. Tai dar šiandien, nežinau, ar matėte, kėliau istoriją, kad pas mus per šį mėnesį jau antras treneris vaikšto su labai rimtais įtvarais ir jie ir toliau veda ir grupinės treniruotės ir patys juda, kiek gali, jeigu negali daryti kojų, daro viršų ar ne. Nes visi sako, kad nebegaliu nusėdėti namuose, nes tai mano emocinį tą visą veikia. Atrodo prarandi be sporto, prarandi savo asmenybę ir prarandi dienos režimą, nebežinai ką valgyti, nežinai ką veikti, tuo metu atrodo tiesiog dienos struktūra sugriūna, maisto režimas sugriūna, viskas ir tam, kad tą palaikyti, turėti eiti į sporto salę. Bet tokie žmonės, man atrodo, irgi ir mane, ir manau, kad kitus turėtų įkvėpti, kad susidūrus su gyvenimu tom situacijom, kai tu realiai paslysti šiek tiek, ar ne, ar tiesiog atsitrenki į sieną nuolatos, suprast, kad tai pirmiausia, ar antrą kartą, ar trečią kartą, jeigu atsitrenkiau, ar aš tikrai su savo gyvenimu viską gerai darau, ką galėčiau padaryti geriau, bet jeigu ir atsitiko taip, kad ėjau lygiam kelyje ar ne paslydau ir trauma lygioj vietoje atrodo, kad nepasiduot, eiti toliau, nes akivaizdu, kad gyvenimas tęsiasi. Kūnas, raumenys turi atmintį ir apskritai labai daug daktarų jau ir sako, kad visai keičiasi tas požiūris, taip kaip anksčiau sakydavo nemynktos kojas, tai dabar kaip tik sako, eik judėk, daryk, kas mane labai džiugina, kad lankstyk, judėk, kad kraujotaką aktyvink, viską daryk. Tai noriu padrasinti, jeigu dabar esat kažkokiai duobėjai, gavo traumą, gal pradėjot sportuoti ir tiesiog vėl kažkas atsitiko, kad
nenuleiskit rankų, jūs tikrai dar galite kažką daryti dabar, jeigu jaučiat, kad tai yra kojos ir šiuo metu galbūt turit susimažinti, gal gali padaryti viršų, gal gali su kojom tiesiog daryti kažkokius mobilumo pratimus, gerinti savo sveikatą ir visada jūsų fizinė būklė prisidės prie emocinės. Tai tiek, ačiū Jurgita. Ačiū, Dovilė.